Nu ką, pagaliau rytas, gyvenam toliau. Reikia nueiti pradėti daryti kardiją. Kaip prisižadėjom, daugiau jokių cinamoninių rolų. Kol kas. Iš Amerikos parsivežiau iš Vegaso. Ant tuščio skrandžio pavojinga gerti, nes apsivemsim. O sėmiau glutatijoną, švagandą. Čia iš tikrųjų geras dalykas virškinimui. Yra ir magnį bisglicinatų, C ir žūtaugus. Tai va kardio. Taip ir darai. Hop. Hop. Ja, matot, žiemą ir gilyčių tiek. Come, friend, come. Bet viskas bus gerai. Tikiuosi operatorius nenufilmuos grindų. Bet jisai dar kokią savaitėlę. Ir bus gerai. Mane. Žiūriu, gal čia apsaugą padarė, bet matot, neina praeit. Nu, kas mato, kas ne. Varom atgal. Tai va, taip ir galvoju, kiekvieną rytą užlipti čia, va, šitas patuką ir daryti Hello girls. 1, 2, 3, 4, 5. 40 minučių jau šiandien be saldainių. Va, porą kiaušinių išsiveriam. Kiek jūs verdat kiaušinių? Kiek verdat kiaušinių? Mes 2 dėžutės. Pradėjom neberyti cinamoninių rolų, padarėm kardijo. Taip pat čia yra. Čia ne mano. Ir ne Valentino. Čia Edgaro, čia Valentino. Čia mano. Tai va. 21, 22, kadangi 21 mes gyvenom toli. O, dėdė. Hi. How are you? Are you... What are you doing siesta now? Are you recording a video? Yeah. We just recording how we going to Atlas, how we found it in 22, and this is Ivan. He's working in the gym too, and his father working too, and this is the, I don't know, why I'm talking in English, because čia yra Ivanas. Jisai irgi dirba salėje, į kurią dabar ką tikėjom ir matot vėl susitikom, tai va toks likimas, tai va. How was your competition? So, it was my first season. I got second place in junior. Yeah, only I saw it. In classic junior. Yeah. But yes, it was a natural show. Yes. Yeah. No, it's not natural. I compete natural, but in a not natural show. So, yeah, so you the result is normal. Yeah. Yes. Jisai turėjo savo pirmą irgi konkursiuką, turnyrą, gavo antrą vietą, galėsim mesti Ivano foto. Tai tiek. You now, what are you doing? Relax time? Yes. Just eating? Off-season, yes, eating and sleep and train. Okay. Good. 22 metais jau mes gyvenom centre ir pradėjom žiūrėti, kur sportuoti, ką daryti ir pasižiūrėjom visą salės. Na, aišku, buvo pora komercinių salių, kitos jau buvo tokios fansiškesnės toliau ir mes pažiūrėjom palei nuotraukas, radom oldschoolinę salę, mažytę, tokia gera ir Edgaras sako, mes eisim treniruotis čia. Tai va, dabar, kaip matėme, sutikom Ivaną, taip pat turim Augustiną, kurio yra dabar salė, po to po 3 visą laiką dirba Ivano tėtis, tai mes puikiai bendraujam kartu, netgi jau susipažinę su šeima, keliaujam vakarieniauti, valgyti ir visą laiką Augustinas, tai savininkas salė, man visą laiką parašys, kai man netgi yra blogos dienos ar kažką, aš įmetu story lietuviškai, išsiverčia, sako, ar tau viskas gerai with your family, how are you ir panašiai, tai turim iš tikrųjų vis naujų pažinčių ir kažkaip mes labai gerai sutarėm, tai va, visą laiką mūsų laukia ir keliaujam. Čia yra toksai vat keliukas, tai čia dažniausiai išeinu su hanteliais į lauką ir darau įtupstus. Kai iš šito galo pareini, čia yra lengva ir kai reikia atgal pareiti įtupstais, tai į viršų, tai va čia yra toks mano raudas, Gravat Atlas Gym. Keliausim aplankyti Augustino. Hello, hey! How are you? Good, how are you? I'm fine. Good. Hola! Hola! How are you? We good. A bit tired after the trip, but
Yeah, we're big enough. Big enough. Do you like Alicante? Yeah, of course. We're like Alicante's like 6 times. Bring you a present from Lithuania. This is cheese from Manzanas. Apple. I understand. Yeah, and also our national cheese. Thank you. Hey. Yeah. Muchas gracias. Muchas gracias. Yeah, fine. Gracias. Oi. So, how the things? How's the gym? All good? Bien. Good. Tai va, čia yra mano salė, kur mes visą laiką buvom, kaip matėte, sutikom Augustiną. Look at this. This is... Čia kai aš buvau jauna ir graži, dabar tik jauna. Iš tikrųjų šitą fotkę padarė Edgaras, net ne fotografas. Eli visiškai čia yra Edgaro darbas, šitą nuotrauką. Ir mes atvažiavom 23 metais ir mane pakviečia Augustinas, sako, look at this. Tai čia jie padarė tą nuotrauką, tai labai fainiai. Mano gyvenimo meilė yra Sibamas, kas nežinojo, Chris Bumstead turėjo būti mano vyras, bet atsitiko kaip atsitiko. Ir kaip matote, yra Chris Bumstead ir aš. Na tiek. Taip pat čia yra Sergio Oliva ir mes gyvenam su Sergio Oliva Junior. Įmėsim, kaip aš realiai su Sergio sūnumi dariau kojas. Įdėsim trumpą video iškarpą. Tai... Svarainį marmeladą. Saldų, su 0 cukraus, nežinau, ką čia per skonis. Mozzarella, gal netgi su mozzarella paragausim. Dar kažkokie protein dalykėliai, pudingas, taip vėliau. Edgaro mėgstamiausias iš tikro gėrimas, čia daug elektrolito, ne? Kalakutas, natūraliai spaustos sultis. What is this? Steikytos. Čia bus mano tortilio oldschoolinis padažas su light mayo, kuris neturi cukraus. Kas dar? Coca-Cola, zero. Čia turėjo greitai susisleisti, bet dėl visko daug, tortilijos mažas. Esmė tame ten yra kalakutienos mėsytė, apurkiukai, salatėlės, zero padažiukai. Tai va taip lenkiam, čia man gaus tokie kaip takos. Ir valgom prieš trenkę. Tai tiek. Pasiruošiam, pakylam ir 1 ir 2 7. Žom treniruotis. Šiandien darysiu upper body, nes noriu pailsinti kojas rytojui. Ir vis tiek buvo 3 treniruotės šiandien. Tai bus neblogai. Šitas pre-workoutas, Edgaras dar matojas maikytės. How are you? Working out? Oh. And you? I'm good. What? Third workout today. 3? What? Third. One was in Santa Barbara, cardio, and I have like online workouts, free time in the week with the girls. But it's like, pump. And now we need to do, okay, today is gonna be upper body. Come and make and go, thank you, but he coming with some words, talking. Thank you, goodbye. You know. Lo único que hay que hacer es aquí abajo, entrar en el enlace. Are you big boy? Check. Sì. Have more control. Stop. Then check. Up. Oh, you have more focus here in the shoulder. Sì. The lateral.
bus įdomu pasižiūrėti prieš ir po, nes išvykstant vis tiek turėjau kadrų. Tik tai svorio, nes aš manau, svoris truputį gali būti ir pakilęs, nes turiu šiek tiek tonusų daugiau. Pradėjau miegoti, turėjau su šeima problemų, kažkada jau minėjau. Buvo, kad truputį nemiegau ir nevalgiau. Tai įdomu, reikės pasižiūrėti, jeigu rasim svarstyklės. Okay. Yes. 6 and 6 others. One shot, one opportunity. Nu ką, lėkiam namučių, todėl kad daug vėjo. Na ką, dar vieną dienelį išgyvenom, pasportavom. Tikrai pasakysiu, kūnas jaučia, kad buvo 3 treniruotės. Dėždavau laukia kiaušinio baltymai ir varysim miegoti. Nu, kas čia? Grill chicken, po to namuose galėsim dar iššauti ir baltymų. Ir kolegos pasiėmė burgeriukus, šiaip visai nice place atrodo. Vietinės bulvės, zero bulvės. Ištesaky, nauja diena, varomės į Plaza Mar prekybos centrą, pasižiūrėti, iš tikrųjų galbūt kilimėlį rasim, nes darom online treniruotės, darau. Ir reikėtų kilimėlio, nes galvoju, reikėtų išeiti į lauką ar kažkokio prie gero vaizdo padaryti. Toks vienas iš didžiausių tinklų, labai daug visko, ir bandelių, ir žuvies, ir tik gaila nebuvo kilimėlių sportui. Yra Decathlone, bet Decathlonas už 4 km, tai šiandien tikrai neįsim važiuoti irgi nepaslenku, tai galim visko nusipirkti, kažką parnešti atgariukų į Nemuną. Žiūrėkit, kaip gerai atrodo, čia yra košytė su proteinu šokoladiniu, čia yra dragon foodas, čia yra bananiukas ir šilauogės. Nu, čia operatorius pasidarė savo ir nesidalino, tai pasempelė kaip čia su guakamolėm ir viskom. Šiaip geriau atrodo jo, bet all good. Ką pasidarėm, tą ir valgom. Jo, aš jau buvau susitikus Laurutę, kol vedžiau treniruotę, pagėriau kavytės, aptariam, kaip jinai čia atvyko. O jinai iš tikrųjų atvyko labai paprastai, jinai šoko į autobusą už 4 eurus, jie atvežė iki čia iš oro uosto, jinai išlipo per 15 minučių, jinai išlipo ir iš karto nuvarė prie jūros, jin dar nebuvo bookingė. Tai vat, žiūrėsim, kas toliau. Labai smagu, kad mūsų sportininkė kartu prisijungė prie mūsų. Laura kaip tik yra dalyvavusi Ispanijoje. Jinai dalyvavo balandį, ar ne, ar gegužę? Balandį ir paskui birželį. Ne, ir gegužę. Jo, buvom balandį, tai tikrai puikiai pasirodėm. Gegužės pirmas savaitgalis paskutinis. Mane nusladino. Jo, buvom gegužės mėnesį, tai Laura buvo antra savo kategorijoje, tai buvom labai arti šalia overall kategorijos. Bet laimėjai beginnerius ar novaisus, ar ne? 2 kategorijas laimėjau ir antrą. Jo, mes grįžom tada su 3 medaliais, tik šiek tiek pritrūko, aišku. Tai va, o dabar žiūrėsim kitus turnyrus. Kaip ir minėjau, aš ketinu dalyvauti M-Pro vasarą, tai galbūt pamatysim ir Laurą. Nu ką, padarysim tokią rubrikėlę, kur bus įdomu aptarti apie kultūrizmą Lietuvoje. Galbūt kultūrizmas žodis bendrai, bet mes aptarinėsim labiau moteriškas kategorijas, tuos skirtumus tarp federacijų, ar ne, ir kas tai yra. Ir būtent kaip mes buvom IFBB Lietuvoje, ir iš kur pas mane ir tiek pas Laurą atsirado NPC. Aš pasidariau štai tokį kaip ir jautieną su laidžiu čyzu ir vyrukam bulvės, tikiuosi iškeps neblogai. Valės kūto, aš pjaušiau Edgaras palaikymus morališkai ir let's go. 6, 7, 6,
7. Paskutinis. O ne, kas čia galėtų būti? Ogi, tai mūsų sportininkė. Iš Lietuvos. O ne, iš Ispanijos. netikėtai. Nežinojom. Nemanau. Štai mes kaip netikėtai susitikom. Labas, tu čia. Čia tavo lauktuvių. Mes nesivaidinam jokių emocijų. Tai yra vėl nuvaryti į Atlas džymą. Jungia pas mumis, kaip ir matėt, Laurutė, nešam dabar dar Ivanui lauktuvį, nes Ivanas nematė dar obuolių sūrio. Ir mūsų vedlys, komandos siela, komandos galva eina priekį. Edgaras Bušma! Puta madre. Puta madre tai pareiškia kaip... Puta madre. Kaip čia mažas tarpelis? Hola. Hola. Ay. Muy bien, muy bien. Hola, guapa. Hola. ¿Qué tal? This is for you. From Lithuania. Anda, qué bueno. Cheese from manzanas. Bien, bien, bien. I say it's like cheese from manzanas. Edgar. ¿Sí? ¿Cómo estás? Sí, so, ¿Cómo estás, my friend? ¿Cómo estás? Bien, bien. Postre de queso. Hola. Apple cheese. sí. Apple cheese. Literal. From Estonia. Qué bueno. Press it. Thank you. Like cheese? Yes. And it becomes cheese. It's interesting and never seen before. No, Sí. yeah, sure. This... It's like a dessert. Yeah, no, I'm going to try later. Kiekvienais metais vis didesnis. Prieš kokius 22 buvo toks, po to 23 toks, dabar ateinu žiūriu. Mašina. But now for 3 weeks till Christmas, I'm just come here to train and just get better, you know. Oh, okay, it's like not so cold. We have now, well, it's winter now and it's like 2 degrees plus. Yeah, but it's plus, not minus. Usually in the winter we have minus 10, minus 8 before. Now like 2 or 3 Aš nieko nepasakysiu. It just went down. I'm just like, pull it from that thing. O? Okay. Ciao. See you. Bye. Thank you. Bye, Valentino. Bye. Adios. O, Edgar, no, necesito pagar. Išmokau, kad Edgariukai nereikia mušti. Necesito pagar. No. Ir šitą rėksiu, kai pamatysiu, kad biškai grėsiau pabendrauja. Necesito pagar. Va. Working. Vietoj pagalbės buvo. Pomogę, okej. No, necesito pagar, Edgar.